Tai sveiki visi atvykę mano dar vieną video. Šiandien aš reaguosiu video apie mane. Nu, tai sveikis mes šiandien tada Vilius. Ir šiandien mes darom tokį neįprastą video. Kadangi šiandien nusprendžiu padaryti vaizdo įrašą apie Geras Vilkas. Tai turbūt visi žinot, Geras Vilkas. Tai jis yra youtuberis. Jo vardas yra, nežinau koks jo, bet... Blemba, kas man yra negerai. O, Jėzus. Tai žodžiu, mes šiandien pažiūrėsim. Tai šiuo tai jis mane pristatė ir šiek tiek pridėjo juoką į šitą video. Va, čia jo kanalas yra Geras Vilkas ir aš žiūrėjau jo visus vaizdo įrašus ir mano mėgstamiausias yra, va, šitas. Kokio reikia kambario, kad pradėti YouTubinti, bet dabar jisai pervadino mano 2024 metų kambarys. Šitas man rodos. Jop, šitas, tai gerai. Aš po jo vaizdo įrašų buvau parašęs. Tavo kontentas yra šedevras. Ir aš irgi esu YouTuberis. Tai gal greitai padarysiu video apie tave, Geras Vilkas. Jėzus Marija. Ir po to jisai man padėjo širdelę su savo kanalo nuotrauką, gavau 2 laikus, nu čia nėra daug. Ir žodžiais man atsakė, būtų smagu, galėčiau padaryti video, kaip į tai reaguoju. Ir aš taip džiaugiausi, oh my god, aš pašokau iš kėdės ir tiesiog. Tai kol kas pradžia viskas yra taip, kaip aš ir maniau, jis nustemba. Tik dar sužinau, koks kontentas jam labiausiai patinka. Iki to video mano visus šortus ir video padarė, kad nebūtų komentarai. Ir gavau tokį atsiliepimą ir buvau nustebęs ir iškart galvojau, kaip aš galėčiau sureaguoti ir būtų labai gera video idėja. Ir dabar aš tai darau. Ai, va koks jo vardas. Dovydas Medeckis. Dovydai, tai kokio žodžio galiu pasakyti apie tavo kanalą, tai kad jis yra šedevras. Man patinka tavo kontentas, Dovydai. Labai geras tavo kontentas yra. Man patinka jo kodėl noriu sakyti profesionalą? Profilio nuotrauka man patinka. Turbūt jisai pats darė, tai šaunuolis. Ir jūs galvojat, ką Dovydas kelia į šitą YouTube kanalą. Tai jisai į YouTube įdeda įvairius vaizdo įrašus susijęs su šventėm, su jo diena, su dovanom, kuris išvyksta, trumpus vlogus jisai įkelia. Tai žodžiu, jisai yra kaip vlogeris. Nes jisai buvo pats sakęs per vieną vaizdo įrašą, tai iš tikrųjų aš džiaugiuosi to, nes man patinka jo tas visas atsidavimas vaizdo įrašai. Vat pavyzdžiui, ten kiti vaizdo įrašai, kitose vaizdo įrašuose youtuberiai ten tipo, taip nedrąsiai pasisveikina tipo. Ačiū tau, kad tau patinka mano kontentas, labai gerų žodžių man pasakai ir manau, kad tikrai žiūri šį video. Visi eikit pas tada video į YouTube kanalą ir jį prenumeruokit. Nes jis dėja tik turi tik 4 subscriberių ir aš esu vienas iš jų, tai visi prenumeruoja tada video. Danielius ir šiandien mes žaisim tą. Na, žodžiu, jisai atiduoda visą energiją į vaizdą įrašą. O jisai taip energingai pasisveikina. Tai žodžiu, man tas žiauriai patinka. Ir iš tikrųjų jisai turi daug gerų idėjų. Jisai moka netgi gerai editinti, viską gerai. Ir jisai editina per CapCut. Ir aš editinu per CapCut, tai čia yra didelis pliusas. Ir dar kas man labiausiai patinka, kad jisai niekada nepasiduoda. Jeigu jisai kažką ten pamiršta pasakyti, jisai tada nesustoja. Tiesiog pratęsia, ką nori ten sakyti. Tai žodžiu, Geras Vilkas yra žiauriai geras youtuberis. Ir iš tikrųjų, aš jau žiūriu jį ilgą laiką. Ilgą laiką žiūriu jį ir jau 5 mėnesius aš jau jį žiūriu, nuo tada jis ir pradėjo savo YouTube karjerą. Tai jo, tai Dovydai, tau linkiu sėkmės gauti daugiau prenumeratorių, nei dabar turi. Ir aš tikiu tavim, kad tu tai gali padaryti, pasiekti 1000 prenumeratorių arba 10 000. Tai žodžiu, linkiu tau sėkmės visą tai įvykdyti. Tai gavau žiauriai keistų visokių apibūdinimų, kad aš nepasiduodu, energingai pradedu video. Jeigu kažkur užstringu kalbėdamas, tai vėl pratęsiu, bei gerai montuoju. Ačiū tada Viliau, kad padarei šį video. Ačiū, kad žiūrėjai šitą video
ir susitiksime rytoj.